paklausti iš karto, iš kur sugrįžęs dabar. O Everesto viršūnė. Inovacijos agentūros projektas, kuriame jaunimas iki 29 metų kūrė įdomius startupus. Inovatyvius sprendimus, kurie turi padėti visuomeniai. Ir buvo šitų visų dalyvių pitchų battle. Jauni žmonės, kurie gamina printerius. Gravity X komanda. Kurie gali spausdinti labai aukštos kokybės plastiką, kuris atlaiko aukštas temperatūras, slėgius ir jų plastikinės detalės jau kitą metą skrieja į kosmosą. 3D spausdinimas aeronautikos rinkoje. Tai pagalvojus, įsivaizduojat, mūsų tokia maža šalis, tiek nedaug gyventojų, o sugeba pagaminti tokius gaminius, kurie gali kilti į kosmosą.